Aš visą laiką galvojau, kad dėl mano nesaugumo yra kaltas mano vyras, nes aš tai viską darau ir jam stengiuosi kažkaip jo rūpintis, o aš iš jo jaučiu, kad ten ar jisai kažkaip su kažkuo tenai kitaip pažiūri, labiau už kitų merginų, labiau juokiasi negu už manęs ir kad tas nesaugumas yra ne su manim susijęs, o kad tai yra mano vyro yra problema ir aš labai daug pykdavau ir mes esam daugybę kartų kalbėję. Ir šiandien ir vakar aš supratau, kad ir koksai būtų jo elgesys, tai nepakeičia mano nesaugumo jausmo ir kad tai yra taip instinktyvu ir kad aš tą turiu ir tikėtina, kad tą turėsiu, bet tą atpažinti, kad tai yra mano darbas su savimi šitas dalykas ir kad aš galiu prašyti jo patvirtinimo, tai yra taip, bet kad tai visiškai nepriklausoma, tas nesaugumo jausmas visiškai neturi įtakos su juo. Tai man buvo didelis atradimas ir labai didelis palengvėjimas. Toksai, man buvo vienu momentu labai taip net krūtinė sutraukė. Savaitės pradžioje mes turėjom konfliktą ir man toksai, aš kvėpuoti negalėjau ir viskas tas truko iki šeštadienio ir šeštadienį tiesiog atrodo, aš galiu vėl naujai įkvėpti. Tai man tai labai didelis atradimas ir aš labai džiaugiuosi dėl to ir labai dėkoju visai komandai ir Arūnui.